3, 2, 1. Kaip tu? Pradedam. 4 ryto. Čia filmas, kaip Lina ir Dovilė keliavo į Badrinathą. Planas buvo keliauti vienai. Niekas neketino su manim keliauti, bet mes dabar keliavom 4. Aš, Dovilė, Sudanšu mano draugas Indas ir jo draugė Indė. Dar nežinau jos vardą, bet manau, to sužinosim. Tai kas mūsų laukia, mes neturim žalio supratimo. Čia Dovilė, kaip jauties? Labai gerai jaučiuosi. Geriau, negu galvojau. 4 ryto su tuktuku dabar kratomės į autobusų stotį. Sudanšu, how do you feel? I'm feeling awesome. Awesome? Yes. And what is your name? My name is Pratiksha and I'm feeling great right now. Okay, so right now we are going to Badrinath. Yes. Badrinathas mūsų laukia. Autobusas valstybinis. I have been there many times, but this is our first time. So let's see what will happen to her. Taip. Kam pirmas kartas, kam ne pirmas kartas. To sužinosim viską. नहीं ये मुझे पता है मैं बताता हूँ जो भी हम बात करेंगे हम बोल रहे हैं तो हम आर्स कनू Skanu. Panir palatą. Pirmas sustojimas pavalgyti. Ir toliau keliavom, toliau į Badrinathą, bet prieš tai sustosim Govindhat. Iki. Na štai, mūsų kelionė prasideda. Keliaujam valstybiniu autobusu. Ir iš tiesų mano pačios geriausios patirtis yra Indijoje, keliaujant jų viešuoju transportu kartu su vietiniais. Ir šis kelias, kuriuo važiuojame, man jau yra labai gerai žinomas. Ir taip pat žinau, kad juo keliausiu tikrai dar ne kartą. Ir jau artimiausias 2 kelionės ten yra numatytos. Tai yra kelias į Badrinathą. Badrinath yra Indijos šiaurėje. Jis yra žinomas kaip vienas iš 4 taip vadinamų Char Dham, kuriuos turi aplankyti piligrimai. Iš jų 4 aš esu buvusi 3 ir žinau, kad dar tikrai sugrįšiu ir galbūt kada nors atvažiuosiu į tą vieną vienintelį Kedarnath, kuriame dar nesu buvusi. Bus matyt, kaip likimas nuves. Ir negaliu paaiškinti, bet turiu labai stiprią trauką Indijos šiauriai. Ir aš keliauju tas pačias vietas ir keliausiu ten tiek kartų, kiek reikės, kiek jausiu, kol bus išbaigta. Bet dabar tai sakydama net nežinau, ar įmanoma, kad tai būtų išbaigta, kad atsirastų tas jausmas, jog tai išbaigta. Ir į Badrinath važiuoju labai sąmoningai, dėl to, kad liko neišbaigtumo jausmas, kuris atsirado prieš 2 metus. Aš turiu būtinai ten sugrįžti, bet šį kartą irgi aš išvažiavau su labai stipriu ilgesiu už Badrinath ir tą ilgesį dar kurį laiką jaučiau būdama Rišikeše. Ir dabar, kai įrašinėju savo balsą šiandien video, aš jaučiu tą patį stiprų ilgesį ir aš noriu būtinai grįžti tą vietą. Nu ką, biškį pastrigom. Pakeliui šiaip kelionė yra iš viso 300 kilometrų ir su
tokiu valstybiniu miesto autobusu, jinai trunka 11 valandų, tai nuo 4:30 ryto iki 16:30 dienos, bet dabar panašu, kad mes keliausim ilgiau, nes dabar jau pastrigom ir jau spėjau, kad kokį pusvalandį stovim, ar ne? Dar neaišku, kiek stovėsim. Tiesą sakant, net neaišku, kas atsitiko, aš net nežinau. Ir šį kartą, kai grįžau iš Indijos, tie, kas mane artimiau pažįsta, jie iš karto pastebėjo ir pasakė, kad aš grįžau kitokia, kad aš grįžau pasikeitusi, kad aš grįžau su kita energija. Ir net ne vienas žmogus pasakė, tai aš gavau labai aišku patvirtinimą, kad taip, iš tiesų taip yra. Ir aš tiksliai žinau dėl ko. Ir va, štai šitas vaizdas, kurį matote, man toks įspūdis, kad nuo čia viskas prasidėjo, tas pasikeitimas. Om Shri Gurubhyo Namaha. How do you feel? I'm feeling very blessed to be here with my friends and family members like Leena. So let's see now where the way will take us, this path will take us to the Valley of Flower, Hemkund Sahib, Badrinath, lots of places. So stay in the video, stay tuned in the video and see all the things. Sveiki, aš pirmą kartą esu, net nežinau kaip pavadinti, Sikhų šventykloje. Čia yra bendrabutis ir tuo pačiu viešbutis. Tai bendrabutyje nakvynė yra nemokama. Viešbučio kambarys kainuoja 10 arba 15 eurų, tai mes pasirinkom 15 eurų, tai dabar miegam visi keturiese. Aš, Dovilė, Sudanšu ir dar viena mūsų draugė Indė. Tai va, ir tada čia einam dabar pavalgyti, tai čia matos labai gražu viskas ir čia duoda nemokamą prasadą. Tai aš tiesiog esu dar pavargus, susimėčius, nežinau kaip čia kas ir čia reikia būtinai galvą dengti, kai išeini iš kambario. Tai va, einam pažiūrėti. Čia meninis filmas, tu valgy. Ačiū už maistą. Ką tik pavalgiau Sikhų šventykloje, čia maistas dalinamas nemokamai. Ir tokia pirma patirtis, tai tokia esu maloniai pasimetus, taip gera. Tai labai labai ačiū jiems už maistą. Aš iš tiesų buvau pasimetusi, nes tiesiog aš dar niekada nebuvau tokioje vietoje, kaip vadinamoje Gurudvara, Sikhų šventykloje. Labas rytas! Tada mes einam į žygį. Man atrodo, kad mes kokie eisim 10 ar net 15 kilometrų iki bazės, ten liksim miegoti. Iš jos ryte atsikelsime, tada eisim į Gėlių slėnį. Po to turėsim grįžti vėl atgal į tą bazę. Jis vadinasi Gangarija. Iš tiesų, tai prieš metus laiko žinojau, kad vyksiu Badrinathą. Buvau susitaikiusi, kad važiuosiu viena. Aš neturėjau žalio supratimo, kad mano kelionė bus tokia turtinga, apdovanojanti su gilia patirtim. Nu, kaip tu, Dovilė? Sorry. और ज़्यादा हो गया। Zoom out बोलते हैं, हाँ बस। Start? Nu, mes kratomės džipukę. Kaip tu, Dovilė? Aš gerai, tarp labai žavingų ir gerai širdžių žmonių. O iš tikrųjų gerai su jais keliauti, ar ne, kai su vietiniais. Daug paprasčiau, žymiai mažiau streso yra, ar ne? Tai aš patarčiau, kas važiuojate į Indiją, susiraskite indų draugų ir keliaukite su jais, nes tada jie labai viską išsprendžia ir jūs daug labiau sutaupot. Dabar valgėm antrą nemokamą patiekalą pusryčiams Sikhų šventykloje. Labai skanu, gera, šilta. Užbaigiau viską savo tradiciniu. Tas, kas man labiausiai patinka, masala čai.
Ir Su čia patys, nu kaip gera dabar sėdim. Tai dabar mes šitą atstumą sutrumpinam. Vietoj 15 km mes eisim tik tai 10, dėl to, kad 5 km mus paveža ir tada 10 km eisim iki Gangariją. Nu ir toliau pamatysit, kas mūsų laukia toliau, ne? Good. Okay. Pertraukėlė. Mano mėgstamas posakis yra: nėra nieko tokio, ko keliaujant Indijoje, kas be nutiktų, kad nepataisytų čai masalą. Ir beje, kai aš pradėjau filmuoti, čia dabar yra antras dublis, kai pradėjau filmuotis, musė įlėkė ir įkrito. Bet kokiu atveju aš ją išgrėbiu ir aš sakau, nėra nieko tokio, ko nepataisytų čai masalą, net jeigu įkrito musė, tu ją tiesiog išsiemi ir geri toliau. Geros dienos visiems. Ir dabar, kai rašinėjai, man gera prisiminti ir tuo pačiu skauda, bet tas skausmas yra toks geras skausmas, ilgesio skausmas. Ir žinau tiksliai, kad jis yra iš praeitų gyvenimų. Kuo daugiau medituoji, tuo labiau akivaizdu tampa, kad tai yra susiję su tuo, kad tu išgyvenai anksčiau, ne šiame gyvenime. Konkrečios vietos, konkretus žmonės, patirtis. Ir dėl to manęs nei kiek netraukia į kitus Indijos miestus. Aš visai nenoriu keliauti į pietus, kažkur į Goa ar dar kažkur kitur. Ir dar kas įdomu, aš niekada nebuvau kalnų gerbėja, niekada nebuvau kalnų žmogus. Ir nesu tiek fiziškai tvirta, kad galėčiau pakelti ilgus žygius su keletų nakvynių. Man tas pačiai yra keista. Bet aš vis noriu čia grįžti. Ir aš dabar galvoju, kad netgi bandau pajausti, kad dar kartą aš atvyksiu į Badrinath. Įprastai aš žinau keletą žingsnių į priekį. Ir man akivaizdu būna, kad aš ten važiuosiu, aš ten būsiu. Ir aš turėsiu patirti tam tikras konkrečias patirtis. Kokios jos, šito niekada nežinau, bet žinau patį įvykį, kad ten važiuosiu ir ten būsiu. O čia vietiniai, arklių vedliai. Buvo tiesiog smagu juos nufilmuoti, nes jie visai kitokie, kalniečiai visai kitokie žmonės. Man labai įdomu juos stebėti. Jie yra atsparūs, ištvermingi. Atsimenu šerpus Gangotrėje, kurie eina apsiavę tokiais batukais, kokių mes net savo namuose kasdienai net nebenešiojom ir ant savęs neša, tiesiog net žodžio prasme, šaldytuvus ant savo kupros neša. Mes vakariečiai einam labai moderniai ir madingai apsirengę su specialia įranga. Tai toks skirtumas tarp rytų ir vakarų. Ir mano pastebėjimu, žmonės šiaurėje yra šiek tiek santūresni ir savotiškai gerąja prasme atšiauresni, labiau laiko atstumą. Ir jie yra daug arčiau ir labiau susiję su gamta. Man atrodo, kad gamta tiesiog įsismelkusi į juos yra, į jų pačią prigimtį. O čia yra tokia labai ypatinga moteris, kurią sutikom, bet aš labai nedrįsau jos filmuoti. Ji priėjusi dalino razinas ir liepė mums sakyti Vahė Guru. Ir visos kelionės metu, jeigu sutikdavau sikhus, vietoj tradicinio pasisveikinimo namaste, sakydavau Vahė Guru. Pagaliau mes atvykom, turim tokį nuosavą namuką, kuriam gyvenam ir netgi nedidelį privatų kiemą, kas mane labai džiugina, nes šiaip įprastai viešbučiai to neturi.
Ir ką tik labai skaniai pavalgėm, svarbiausia, ne aštriai, ne riebiai, man gerai virškina skrandis ir gavau tokios labai geros arbatos, kurią visiems rekomenduoju, kurie važiuoja į Indiją ir keliauja po šiaurę gerti. Tai jinai vadinasi ginger lemon honey tea, tai reiškia imbieras, citrina ir medus. Tai labai gerai, sušildo. Ir dabar dar nesutemė, čia yra labai gražu. Rytojus planas yra toks, 3 ryto mes keliamės ir kadangi mes norim sutrumpinti savo žygį, tai mes keliausime su arkliukais iki Hemkund Sahib, ten yra ežeras ir sikhų šventikla, kur visus atėjusius maitina. Ir tada grįšim su arkliukais atgal į šitą vietą ir tada pėsčiomis keliausime į Gėlių slėnį, kurį aš visada labai svajoju pamatyti. Ir tada iš Gėlių slėnės nusileisim žemyn į Govind Ghat ir vėl miegosime sikhų šventykloje brūkšnelis viešbutyje, ten bendrabutis yra. Tai vėl gausim prasadą eilinį kartą. Tai labai džiaugiuosi. Na štai, mūsų vakaras. Mes turim laužiuką, šiaip yra šaltoka, teko išsitraukti man savo vilnonius apatinius. Apskritai galvoju, kam aš juos nešuosi be reikalo, bet dabar labai gerai. O 4 ryto pradėsim nuo to, kad lipsim ant arklių ir keliausim į Hemkund Sahib, sikhų šventyklą. O štai taip, čia viskas vyksta pas mus. Valgom, šildomės ir eisim miegoti. Tuoj. Mūsų išvakarėse dar perspėjo, kad reikės būtinai užsidengti galvą. Labai džiaugiausi, kad Rišikeše nusipirkau starą Vilną, nes jinai mane išgelbėjo tiesioginio to žodžio prasme. Na, o Indė Pratikša, tiek aš, tiek Dovilė pamokėm, kaip užsirišti skaras. Aš savo būdu, Dovilė savo būdu. Ir Indė keliavo su 2 skaromis, viena ant kitos, nes iš tiesų buvo šaltoka. Bet nuostabiausia yra tai, kad mes matėm nuostabų, ryškiai žvaigždėtą dangų. Aš neatsimenu, kada tokį mačiau. Labai aiškiai matėsi paukščių takas. Tai buvo pats įspūdingiausias įvykis šito žygio metu į Hemkund Sahib. Tai buvo kažkas tikrai labai nepakartojamo ir paliko gilų įspaudą. Aš iš tiesų neatsimenu, kada mačiau tiek daug žvaigždžių ir taip aiškiai ir taip arti. Arkliukų pagalba mes pasiekėm Hemkund Sahib pirmieji ir pamatėm, kaip teka saulė. Pačioje pradžioje aš tiesiog bijojau filmuoti, nes pirmą kartą sėdėjau ant arklio. Buvo tamsu, kad ir koks žvaigždėtas dangus buvo, bet buvo tamsu. Ir aš labai bijojau net išsiimti telefoną ir pradėti filmuoti, dėl to patys įspūdingiausi kadrai liko nenufilmuoti. Labas rytas. Mes pagaliau užkopėm į Hemkund Sahib. Tai yra sikhų šventykla, sikhai yra kšatrijai. Kėlėmės prieš 4 ryte ir 4 ryto lipom ant arkliukų. Tai man buvo pirmas kartas, kada aš gyvenime sėdėjau ant arklio ir 6 kilometrus arkliais 4 kilom į viršų kartu su palydovais, vietiniais kalniečiais. Ačiū. ir pasiekėm patys pirmieji, iš tikrųjų patys pirmieji piligrimai pasiekėm šitą vietą ir iš tikrųjų šalta ir aš sakau, kai šalta, tai man tas pats kaip aš atrodo, tai dėkoju Dievui, kad užteko proto pasimti vilnonius merino apatinius. Čia yra šitas Aladino kelnes, nu ir čia dar iš Pepko pirktas toks labai puikus su kapišonu. Gerai, kad užteko
Nusipirkti skarą su Vilna. Tai va, ir dar aišku ploščius pirktas iš Nepalo. Nu tai va, jaučiuosi puikiai dabar, bet vis tiek šaltoka, rankos sugrubo, praktiškai reikėjo net pirštinių. Ir dar kas yra įdomu, kad šitoj šventykloje visus piligrimus maitina nemokamai, tai gausim prasadą. Tai va. Kaip tu, Dovilė? Tai aš labai gerai. Mano svajonė viena Indijos išsipildė, tai apie žvaigždėtą naktį Himalajuose. Teisingai. Aš visiškai pamiršau Čia ir mano paminėti. buvo tokia vaikystės svajonė, dar kažkoks ilgesys kažkokio rytietiško paveikslėlio, tai aš šiandien gavau. Tai va, esu labai laiminga ir jau prasidėjo nebeįvardyjamos patirtys. Aš irgi turiu pasakyti, kad mes kai ryte atsikėlėm, tai tu pirma pasakei, kad žvaigždėtas dangus ir mes tada išėjom į lauką. Pasisveikinom su Orionu, su šienpjoviais, Tai- kaip Lina buvo pasėjęs. Ir jeigu atvirai, tai aš pirmą kartą po tiek laiko, nu ne pirmą kartą, bet po labai ilgo laiko mačiau tokį ryškių dangų, kur labai ryškiai aiškiai matosi žvaigždės ir jų daug. Aišku, mes čia esam kažkur 4 km 600 metrų aukštyje. Tai dėl to, aišku, dar viskas ryškiau ir dangus labai giedras buvo, tai reiškia, šiandien turi būti giedra diena, šviesti saulė. Ir Lietuvoje būna rugpjūčio labai žvaigždėtos naktis, bet aš šį rugpjūtį nemačiau nieko panašaus. Visą laiką neauktas ir neauktas tas dangus. Jo, ir matėm, galim parodyti ir šitą. Parodom. Kaip švinta, žodžiu, Va, dabar mes matom saulės patikėjimą. patikėjimą. Iš tikrųjų, aš kalbu, nes šalta ir tas liežuvis sustingęs. Bet tinka Ir pirštai sugrubę ir mes dar iš ties truputį tokiam kaip kitam pasauliu jaučiam, kad truputį turim susiorientuoti, tai ne viskas taip rišliai kalbas ir ne viskas taip rišliai sekasi, bet nesakyk, kad buvo tikrai labai spūdinga su arkliukais kilti tamsu, visiškai tamsu ir ryškiai tas žvaigždėtas dangus, nu kažkas tai tokio. Ir ta moterė, kuri ypatinga vakar sutikom, jinai sakė, kad jau jums toj prasidės stebuklai, kai atsiduosit. Tai va čia jie ir prasidėjo, aš taip jaučiu. Teisingai, ačiū, kad priminė, aš visai buvau pamiršus. Puikiai. Čia buvo tokia tyla ir ramybė, kad nesinorėjo nieko. Atrodo, kiekvienas žodis sugriautų ir sugadintų viską. Čia gali tik būti. Tiesiog būti. Geras jausmas. Vieni pirmųjų čia užkopėm, pasitikom saulę, sušalom, gavom šilto maisto. Čia jų valgykla, kur nemokamai maitina kiekvieną atėjusį piligrimą. Ir kelionės metu mačiau labai daug sikhų. Jie su turbanais, su kardais, su durklais. Bet aš tiesiog nesiryžau jų filmuoti, nes jie savotiškai tokie kaip atšiaurūs. Jie nėra tokie lipšnus ir šilti kaip, pavyzdžiui, Rišikešė. Jie visai kitokie, jie yra kšatrijai, kariai. Ir jie buvo tokie gražūs ir spalvingi, ir tokie įdomus, ir egzotiški, ir ant arklių tiek jaunesni, tiek vyresni. Bet aš nenufilmavau nei vieno, aš tiesiog negalėjau to daryti, nes atrodo, kad jeigu pradėčiau filmuoti, tai tarsi vogčiau, tarsi būčiau vagis, kuris vagia. Tai dėl to aš tiesiog nenufilmavau. Bet gamtos vaizdai kalba patys už save. Ir tai yra energetiškai stipri vieta, kur sikhų
šventasis atliko askezę. Mes turėjom privilegiją pirmieji būti įleisti į tą kambarį, kurį mums atrakino. Būtent ten, kur sikų šventasis atliko askezę. Ir tos sąlygos, gamtos sąlygos, klimato sąlygos išties atšiaurios. Ne veltui ta vieta pritraukia tiek piligrimų. Na, o čia yra gėlių slėnis. Gėlių neradom, bet mes buvom iš anksto perspėti, kad gėlių nebus. Aš iš tikrųjų labai norėčiau pamatyti tas gėles, kaip jos žydi. Pamatyti taip, kaip man pasakojo mano draugai indai, kad čia yra išties labai įspūdinga, bet bijau net pagalvoti, ar kada nors tai galėsiu padaryti. Dėl to, kad reikia labai gerai laiką ištaikyti, nes vasara yra liūčių sezonas. O man, turinčiai didelį sklypą, vasara Lietuvoje yra pats tas darbymetis ir aš tikrai negaliu išvažiuoti. Juo labiau, kad yra rizika, kad gali nepataikyti. Gėlių slėnis, netoli Badrinatcho. Prieš einant į gėlių slėnį mums pasakė no flowers. Tai va, dabar matom. No flowers, bet yra privalumų. No clouds, no rain, no people, praktiškai nėra žmonių. Ir no woman, no pain. Čia aišku, šitą dainelę dabar jau nebegalioja mūsų draugui. Tai va, ir mes šiandien pradėjom iš tikrųjų labai anksti, kėlėmės prieš 4 ryto, tai su arkliukais pakylom į Hemkund Sahib, į sikų šventyklą ir pamatėm, kaip ryškiai žvaigždėtą dangų pakeičia rytinė kylanti saulė, kadangi naktis buvo giedra, tai dėl to ir diena giedra yra. Ir su arkliukais nusileidom žemyn prie pat gėlių slėnio įėjimų vartų. Tai va, dabar mes paėm kokius, aš taip spėju, kokius 3 kilometrus. Daugiau kaip ir neapsimoka ten eit, nes kas iš tos pusės grįžo, tai sakė, kad ten, sako, galite net neit, sako, vaizdas tas pats. Ir aš žinau iš savo draugo pasakojimo, kad kai čia yra tas gėlių žydėjimo sezonas, o jis būna būtent Liepą ir rugpjūtį, bet tai taip pat sutampa su liūčių sezonu. Ir tada yra labai daug žydinčių gėlių, čia tada yra vien gėlės. Labai gražu, bet mums iš tikrųjų užtenka ir to. Vien tik tai šitą kalną žiūrėti jau kažkas tai tokia. Mes čia tiesiog kurį laiką pasidėjom ir dabar jau ruošiamės atgal. Ir matysim, kas mūsų toliau laukia. Ar mes vis tik liksim nakvot, ar leisimės į Govindką. Labai man įdomu, dabar smalsu, kaip čia pakreips. Ar kad mus dar čia truputį palaikys, ar mes nusileisim iki Govindką. Ar mums tikrai pavyks tai padaryti. Tuomet, jeigu taip, tada mes jau sekančią dieną važiuotume į Badrinatą, kuris yra 25 km nuo čia. O jeigu ne, tada mes vyksime čia nakvoti. You look like a prince without hair. Prince? I was thinking the same. You look like a prince. Salman Khan.